Sveiki draugai, mano vardas Povilas ir kiekvieną pavasarį aš darau programuotojų algų apklausą jau 10 metų iš eilės. Ar galit patikėti, šiemet jau 10 metai. Ir aš anonimiškai klausiu jūsų šitų 6 klausimų, tai su kokia kalba dirbat, kiek uždirbat, iš kur ir panašiai. Ir šiame video aptarsim rezultatus. Šie metai ypatingi tuo, kad gavom rekordinį skaičių atsakymų, virš 900. Ir šiame video aptarsim ir vidurkius pagal kalbas, junior, mid-senior lygius ir miestus. Ir taip pat antroji dalyje video aptarsim jūsų komentarus. Šitas tampa mėgstamiausia mano dalis video kiekvienais metais, nes jūsų komentarai su realiom istorijom, bet aišku anonimiškai nusako realius pavyzdžius iš rinkos dėsnių. Taigi važiuojam. Pirmiausia, kontekstui, koks yra atlyginimas apskritai Lietuvoje per visas profesijas, ir šitie yra naujausi duomenys, naujesnių dėja nėra, bent jau aš neradau. Tai į rankas žmonės gauna 1376 eurų 24 metų trečiajam ketvirtyje. Ir tas vidutinis šalies atlyginimas kyla daug maž po 10% nepriklausomai nuo rinkos dėsnių ar politinio konteksto. Pažiūrėkime, ar toks pat augimas yra programuotojų tarpe ir kiek didesnis yra atlyginimas programuotojams palyginus su bendru šalies vidurkiu. Ir štai yra pagrindinė skaidrė, lentelė, kurią mes aptarinėsim. Jūs galite screenshotint, sharint ir panašiai. Čia yra populiariausios kalbos ir junior, mid-senior stulpeliai. Visi skaičiai patiekiami yra į rankas ir taip pat aš netraukiau į lentelę kalbų, kurios sulaukė mažiau negu 20 respondentų. Daugiausiai iš jų sulaukė Node.js 19, Ruby 12 ir visos kitos kalbos mažiau negu 10. Tai iš to vidurkių ves tiesiog neapsimoka. Taigi, iš šitos lentelės ką mes matome? Kad juniorai uždirba daug maž 1,4 į rankas, midai uždirba daug maž 2,4 į rankas, o seniorai daug maž 3,5. Kažkas tokio. Bet dar pastebėjau vieną įdomų dalyką, kad mažiau populiarios kalbos, tai yra Python ir Go, mid-senior lygyje gauna didesnius atlyginimus. Tai gali būti logiška, nes retesnė kalba, mažiau programuotojų iš ko kompanijos gali rinktis ir jos kaip ir priverstos mokėti daugiau. Tai jeigu kitos kalbos mid-leveliai yra 2.3, 2.4, tai Pythonas ir Go 2.7 ir netgi 3 į rankas ir senior lygyje irgi keliais šimtais skaičiai didesni. Dar įdomiai gan neigiamai išsiskiria PHP senior pozicijoje. Su daug žmonių tai imtis pakankamai didelė, vidurkis yra 300 mažesnis negu kitų programavimo kalbų. Dabar palyginkime su praeitais metais ir koks yra augimas arba neaugimas. Štai yra pagrindiniai skaičiai procentais. Juniorų algos kilo 3 procentais, midų 8 procentais, o seniorų tik 1 procentu. Primenu, visos Lietuvos profesijų vidurkis kyla 10 procentų, tai programuotojų atlyginimai kyla lėčiau. Bet bent jau jie pradeda vėl kilti, nes praeitais metais, jeigu palyginsim su 23, žiūrėkit šituos vidurkius, midų buvo -1 procentas, o juniorų ir seniorų buvo vos keli procentai. Aišku, šiaip tie skaičiai yra pakankamai netikslus, nes skirtingais metais galbūt skirtingi žmonės atsakinėjo į apklausą, šiemet daugiau respondentų, tai gali būti pavyzdžiui, kad prisijungia tam tikra respondentų grupė, kurios praeitais metais nebuvo ir galima galbūt traktuoti, kad praeitais metais midų -1 procentas yra dabar pakoreguotas šiais metais su +8 procentais, tai jeigu imtume 3 metus iš eilės, tai kilimo vidurkis vis tiek yra +4 procentai, tai yra vienženklis skaičius mažesnis už 5 procentus. Tai jeigu visos šalies vidurkiai kyla 10 procentų metai iš metų, programuotojų algų vidurkiai kyla iki 5 procentų 2 metus iš eilės. Ir ypatingai sulėtėjęs kilimas senior lygyje, šiemet +1 procentas, praeitais metais +2 procentai. Tai praktiškai mes atsimušam į lubas, kiek įmonės gali leisti mokėti senior developeriams. Taip pat atskirai galima kalbėti apie miestus ir apie užsienio įmonės. Klausime, kur jūs dirbat, aš akcentavau, iš kur yra pinigai. Čia esminis klausimas, kas yra pinigų šaltinis, ar tai yra Lietuvos įmonė, kapitalas Lietuvoje, ar tai yra užsienio, skandinavų arba US arba UK. Tai tas užsienio kapitalo įmonės sugrupavau į atskirą eilutę ir jų yra pakankamai daug. Tai galima palyginti pavyzdžiui Vilnių ir Kauną, tai vidurkiai skiriasi daug maž 10 procentų, 5 procentais, kai kur čia gali būti daugiau skirtumas senior pozicijoje, bet Vilniečiai uždirba šiek tiek daugiau. Aišku, ir nekilnojamas turtas pragyvenimui kainuoja daugiau negu Kaune. Tai, kaip sakant, tas ant to. O su užsienio developeriais vienas dalykas, ką aš noriu pabrėžti, kad jų daugėja apskritai dirbančių užsienio kapitalo įmonėms, tai nereiškia, kad žmonės gyvena užsienyje. Vis dažniau užsienio kapitalas ateina į Lietuvą su vietiniais ofisais arba filialais. Tai šitoj vietoj atlyginimų skirtumas nebėra toks didelis. Senior developeriai taip uždirba 1000 daugiau vidurkis,
Junior šitas skaičius aš manau, kad yra iškraipytas dėl to, kad imtis labai maža, tik 10 žmonių, bet ką aš noriu bendrai pasakyti, kad nebeapsimoka vaikytis užsienio kapitalo aklai. Tam tikrais atvejais jūs galite uždirbti daugiau, bet nebūtinai vien užsienio kompanija atneš daugiau pinigų. Ir šitoje vietoje mes baigiam su skaičiais, ir čia mano e-mailas, jeigu norit parašyti asmeniškai ir turit kažkokių klausimų, ir pereinam prie man įdomesnės dalies - skaitimas jūsų komentarų, kur buvo laisvos formos klausimas. Šitas paskutinis, gal turit kažkokių pastebėjimų apie atlyginimų tendencijas ir kas paveikė ekonomiką, galbūt Trumpo išrinkimas, AI ir kiti rinkos dėsniai. Paskaitykim. Jūsų atsakymus aš surašiau į atskirą Google Docsą, kuris yra labai ilgas, apie 10 lapų, kiek atsimenu, ir aš paviešinsiu, nuoroda bus apačioj video aprašyme ir aš uždėjau teisės, kad galima komentuoti. Tai jūs galite prie paties dokso komentuoti, bet aš čia viešinau ne visus atsakymus, kai kurie žmonės paprašė neviešint, kai kurie buvo tiesiog pasikartojančios mintis ir kai kurie buvo per daug atviri, tai galima buvo žmogų atpažinti, kadangi apklausa yra anoniminė, tai kai ko neviešinau arba sutrumpinau. Ir jūs galite paskaityti visus atsakymus, o aš išrinksiu pagrindinės mintis ir tendencijas. Tai mintis pirma, kad atlyginimai nekyla arba kyla labai lėtai dėl to, kad verslas negali mokėti daugiau. Pats pirmas komentaras - sunkiau pritraukti naujų klientų verslui, ne programuotojui. Kitas verslo dėsnis - padidėjusios palūkanos sumažino naujų klientų kiekį vėlgi įmonėms. Dar vienas gan liūdnas komentaras - susimažinom algas, tai palengvindami naštą kompanijai. Būna ir taip. Aišku, yra visokių atvejų ir kai kurios įmonės galbūt dangstosi tuom, kad nekeltų algų. Pavyzdžiui, šis komentaras - alga pakilo mažiausiai nei kada anksčiau, nors įmonei metai buvo labai sėkmingi. Aišku, galbūt developeriui nesimato pilno paveikslo, galbūt šie metai buvo sėkmingi, bet netokie sėkmingi finansiškai, nes galbūt išlaidos padidėjo arba galbūt buvo paskolas iš praeitų metų, bet kai kuriais atvejais aš tikiu, kad ekonomikos dėsniai gali būti kaip priedanga nekelti algų darbuotojams. Taip pat nepamirškim, kad programuotojams algos kyla lėčiau, bet rinkos kainos ir viskas kyla su rinka. Tai pavyzdžiui, šitas komentaras - atrodo uždirbu nemažai, bet naujesnės statybos butui vos sukrapščiau. Kitas komentaras - atlyginimas kyla lėčiau ir to, ką uždirbi, nejauti. Bet aš manau, tą galima pasakyti ne tik apie programuotojų profesiją. Taip pat yra 2 labai geri ilgi komentarai apie bendrai ekonomikos dėsnius ir kontekstą. Tai pavyzdžiui, čia teigiama, kad ekonomiškai mes su algom atsimušėm į lubas, dar taip pat minimi opcionai, akcijos ir dalykai ne piniginė išraiška, kas Lietuvoje vis dar yra pakankamai silpna ir nenaudojama tiek, kiek užsienyje. Ir taip pat šitas labai ilgas komentaras, siūlau perskaityti apie VDU vidutinį darbo užmokestį, kuris sparčiai vejasi programuotojų atlyginimus. Tai gali būti, kad į rankas jūsų alga po visų mokesčių ir visų korekcijų yra mažesnė negu praeitais metais. Taip pat svarbu akcentuoti ne tik tai atlyginimų vidurkius, bet kiek apskritai yra darbo pasiūlymų, o jų ryškiai sumažėjo. Daug komentarų yra apie tai, kad rekruterių žinučių sumažėjo. Čia geras komentaras, algos gal padidėjo, bet darbo vietų smarkiai sumažėjo. Ir tada likusiems darbuotojams galbūt gali ir pakilti atlyginimai. Taip pat atleidimai. Vienas iš komentarų - 2 įmonės, kurios užsidarė ar sustabdė veiklą, arba sumažino nuo 11 iki 3 žmonių. Kitas komentaras - nei vieno naujo developerio, o atleido 6 žmonės, trečdalį įmonės. Dar komentaras - įmonėje daug silent layoffs, kas yra dar blogiau turbūt, ir atimami benefitai, kas irgi piniginė išraiška yra taupimas iš įmonės pusės. Nu ir šitas komentaras gal iliustruoja padėtį realiausiai. Bet ne viskas taip blogai. Panašu, kad kai kurie komentarai išryškina, kad rinka po truputį atsigauna. Pavyzdžiui, šitas komentaras - porą metų stiprus sulėtėjimas, bet paskutiniu metu vėl atsiranda pasiūlymų. Kitas komentaras - būtent kovą biški rinka atsigavo, nežinau kodėl būtent kovą, ar būtent toj srity žmogus gauna daugiau darbo pasiūlymų. Dar vienas panašus komentaras - šiemet rinka atrodo šiek tiek atsigavusi Lietuvoje, vertinant pagal HR. Taip pat pakalbėkime apie juniorus. Jiems atrodo labai liūdni metai. Štai vienas komentaras, kuris nusako, kad AI ateina ir dirbtinis intelektas tikrai pakeičia kai kuriuos darbus, kuriuos būtų atlikę juniorai, bet apie AI pakalbėsim dar už minutės, o kol kas junioram ir tai buvo sunku, nes finansiškai, ekonomiškai, kai pagalvoja įmonėms, neverta samdyti juniorų, jeigu yra daug mid ir senior developerių laisvų rinkoje, nes juniorai nėra tiek pigesni, ypač jeigu tu skaičiuoji kaštus, jų socialinis ten draudimas, visi benefitai, darbo vieta, mokesčiai ir taip toliau, plus kaštai jų apmokymui, kas reiškia, kad senior developeriai kompanijoje dirba mažiau ir mažiau uždirba kompanijai, tai finansiškai tiesiog neapsimoka.
Tai čia dar iki AI ateimo, o dabar AI yra komentaruose gan stipriai minimas ir paskaitykim. Va čia yra komentaras, kad junior lygio specialiai neieškoma, nes per didelė prabanga. Taip pat atitinkamai reikalavimai juniorams padidėjo, nes įmonės nori, kad žmogus ateitų jau iš karto duotų naudos kompanijai, kas yra turbūt logiška. Tai va kalbame apie 6 mėnesius akademijoje ir tada internshipas ir tik tada samdymas. Bet iš tikrųjų pagalvokim apie kitas profesijas. Pavyzdžiui, kokioje medicinoje ar odontologijoje tu turi mokytis daug ilgiau, tada taip pat yra tas pats internshipas kokioje klinikoje ir tik tada gauni darbą ir pradžioje aš pakankamai mažą algą. Tai ne tik developeriams tas yra rinkos dėsnis, bet visiems. Gal net developeriam lengviau įeiti į rinką, tai gali užtrukti tik metus nuo nulio mokymosi pradžios. Jeigu žmogus labai pasišventęs, kitose profesijose tai gali būti daug ilgiau. Ir pereinant nuo juniorų prie AI naudojimo, keli komentarai apie jį. Pavyzdžiui, AI įrankiai, kurių pagalba vadovai per company update'us rodo, ką sugeneravo per 15 minučių. Čia tas vadinamas vibe codingas, kuris yra dabar ant bangos. Ir aišku, tie vadovai nesupranta to kodo esmės ir kiek AI prigrybavo, bet rezultate vadovai tą kodą gali duoti programuotojams taisyti ir tobulinti. Ir priklausomai nuo situacijos, nuo to kodo kokybės, gali būti, kad projektas bus paleistas greičiau. Va čia panašus komentaras, tik labiau gal poetiškai. Vadovai gali su AI tokį patį kodą sugeneruoti per pietų pertrauką. Aišku, po to tą kodą taisyti programuotojams nėra pats maloniausias dalykas pasaulyje, bet tai būtų panašiai, jeigu junior developeris būtų parašęs tą kodą ir vis tiek jį reikėtų taisyti seniorui. Ir vienas toks žiauresnis komentaras apie AI, bijau komandai rodyti tokius įrankius kaip Lovable ar Bolt, nes potencialiai gali būti vienas darbuotojas netgi atleistas dėl to. Mano asmeninė nuomonė, AI kaip dalykas yra labai overhypintas su pavyzdžiais iš vibe codinimo, kurie labai sulaukia daug dėmesio iš vadovų, kurie gali kažką sugeneruoti, ir iš developerių, kurie iš to kol kas juokiasi dėl kodo kokybės, bet didžioji dauguma, aš manau, AI panaudojimo vyksta tyliai, kai developeriai naudoja Copilotą, kursorių ar dar kažką, tai AI, aš manau, vienaip ar kitaip bus naudojamas vis stipriau, kaip tai pakeis samdymo rinką, aš manau, matysim po metų kitų. Taip pat galima paminėti trendą, kad nemažai įmonių grįžta į ofisą iš remote, va čia pavyzdžiui komentaras, kad jeigu yra kandidatas, kuris sutinka važiuoti į biurą, jis turi prioritetą per darbo pokalbius. Kitas pavyzdys iš žmogaus, kuris ieško darbo, kuris sako, kad remote tapo prabanga, kurią gali pasiūlyti mažai kas. Ir kitas pavyzdys buvo darbo lankstumas, kur darbovietė pasuko atgal privalomo buvimo ofise keliu, kol kas iki 3 privalomų dienų. Tai čia gali būti dar vienas papildomas faktorius prie atlyginimo, renkantis potencialiai darbo vietą. Tai va tiek komentarų skaitimas su pagrindiniam gairiam, toliau galim diskutuoti YouTube komentaruose arba čia Google Docse. Ir va tokia buvo 10-oji programuotojų algų apklausa 2025 metais. Manau, kad tradiciją tęsim ir toliau, tai kovo mėnesį 2026 pakalbėsim, kas bus kitais metais. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki pasimatymo.